Po nepriklausomybės atgavimo, kai mes jau nebegyvename vienodose blokiniuose namukuose ar butuose, kiekvienas galėjome išreikšti save per savo namą, kas galėjo savo tą leisti, statėsi įspūdingus namus. Pilių buvo daug aplink Vilnių, aplink Kauną, aplink Klaipėdą. Ir apskritai tas egocentriškas noras pasirodyti, pasidemonstruoti savo namus, savo gyvenamą vietą buvo pagrindinis architektūros variklis. Ir man labai džiugu už paskutinių metų naujuosius architektūros vėjus, kurie tiesiogiai ryšasi su ekologija. Ir tai yra kalba ne vien tik tai apie statybinės medžiagas, kurios turėtų būti kuo labiau draugiškos aplinkai. Tai kalba apie tai, kad pastatai pirmiausia turėtų nesimbolizuoti kažkokį mūsų galios ar statuso, ego simbolius išreikšti, o harmoningai įsilieti į tą aplinką, tą landšaftą, kurio jinai yra. Architektūra tapo kitokia ir mes turime pavyzdžių. Kažkurio tai laikotarpiu, ilgą turbūt žmonijos vystymosi laikotarpį, žmonės visą laiką norėjo tą gamtą kažkaip pajungti, nugalėti, ypač tai vadinami socializmo metai, kur buvo užkariaut gamtą, pasukti upes kitą kryptim, žmogus yra viso ko reiškia šeimininkas ir buvo šūkis, kad namas tai yra mašina gyventi. Reiškia, kepkime kuo daugiau namų, gimė mūsų tie tarybiniai visi sovietiniai kvartalai gyvenami, tos dėžutės, kur žmonės kaip kokie tai vabzdžiai ir gyvuliukai sudėti į tos narvelius, gyvenantis tokį bendrą gyvenimą, suspaustai ir taip toliau, bet jie naudoja. Tai va, pamatė, kad suprato visi, kad tai nėra labai gerai. Na ir tiek filosofai, tiek kultūros žmonės, žinoma ir architektai, pradėjo dairytis, kasgi čia negerai ir pradėjo atsisukti į tą darnią gyvenseną. Miestas yra funkcinė ir ekonominė sistema ir jo ekologiškumas tai visada paremtas tuo, kaip efektyviai veikia tos sistemos. Sakysim, daugybė žmonių važiuoja į darbą individualiu transportu, o taip labai teršiama aplinka. Iš kitos pusės žmonės pasklidę gyventi dideliai teritorijoje sunaikina tas aplink miestą esančias gamtinės teritorijas. Visi gyvename aplinkoj kažkokioj. Gyvenam gamtinėje aplinkoj, miesto aplinkoj ir kaimo. Vis tiek mūsų supa ta žemelė motina, žemė po apačią, kažkokį vandenys, upės, vandenyną, jūros ir taip toliau, bet mes turėtume būti kaip darni ekologinė sistema. Kada žmogus gyvena labai ekologiškai? Turbūt pirmykštėje bendruomeniai. Ta, ką sumedžiojo, suvalgė, čia pat prie olos urvo utilizavo ir buvo tikras gamtos vaikas. Dabartiniai miestai, jie paremti tuo, kad žmonės kartu gyvendami sukuria daugiau pridėtinės vertės, negu kad gyvendami atskirai. Iš buvimo kartu, iš koncentracijos yra kažkas sukuria. Vystyti, pakelti ūkį, reiškia ekonomiką vystyti, visko daugiau gaminti, kuo daugiau vartot. Mes žinom, kad visi reiškia prekybininkai, visi verslininkai, visi nori, kad kuo daugiau pagaminti, kad kuo daugiau nupirktų, kad jie tuo pačiu turtėtų. Žmonės skatina vartoti ir vartoti. O atvirkščiai reiškia, yra tendencija, kad reikia riboti savo vartojimą, reikia mažiau vartoti, mažiau reikės resursų, mažiau teršim gamtą, sveikiau gyvensim ir, kaip sakoma, mažiau draskysimės, mažiau suksimės, dirbsim, o turėsim ne kiek ne mažiau. Tai va ir bandoma grįžti prie tos žaliosios, ekologinės, tausojančios architektūros. Supratimas, kas tai yra ekologiška architektūra, jis labai ilgaitis. Ir kai aš mokiausi, tai buvo kalbama apie tai, kad žmonės gyvens pripustuose iš plastiko pastatuose, nebus naudojami jokios natūralios medžiagos, ir tai bus saugoma gamta. Tai buvo toks supratimas ekologijos tada. Dabar supratimas yra toks, kad viskas turi būti kuo įmanoma natūraliau, iš natūralesnių medžiagų. Ir tai yra ekologija. Iš esmės, aukštoji mokykla turėtų siekti. Mes neturim tokios atskiros programos, kad ekologinė architektūra, bet tiek
architektūros katedroje, tiek kitose, reiškia, katedrose, ar ten pastatų konstrukcijų, kur renovacijos programa, mes visą laiką kreipiam dėmesį į tai, kad jeigu tik įmanoma, skatinam, kad būtų atsižvelgta į alternatyvas, į tą žaliąją architektūrą, į energijos taupymą. Ir atsiranda tokių projektų iš tikrųjų, kur ir apželdinti stogai, ir dalis pastatų kažkur tai vos neslepiami žemėje, aišku. Ne visi taip turi būti daromi, nes žmogui gyventi po žemę nėra gerai. Čia jau kitos problemos. Žmogus jisai turėtų galimybę rinktis. Vienam labiau tinka vieni dalykai, kitam labiau tinka kiti dalykai. Vienas mieliau gyvena mediniam name, kitas mieliau gyvena moliniam, o kitam labai patinka supermodernus stiklinis, reiškia, stiklinė dėžutė. Ir tą reikia suprasti ir mes negalim visų susiūti į vieną audinį. Visom prasmėm ekologiški namai, jie labiau tokie eksperimentinio tipo. Reikia, kad užsakovas būtų labai entuziastas, arba tas žmogus, kuris turi daug pinigų, bet va, turi tą siekį padaryti kažką tokio. Tai be abejo susideda iš daugybės dalykų. Pirmiausia, tai ekologija visa ir tas sąlytis su gamta, draugavimas, o nesipriešinimas prasideda nuo ko? Nuo vietos. Tai pirmiausia, mes turim pasižiūrėti, kokioje vietoje namas. Nebereikalo nuo senų laikų žmonės turintys kažkokią jautresnę, reiškia, reagavimo sistemą, parinkdavo tam tikras vietas, kur bažnyčią statyti, kur sodybą kažkokią tai, reiškia, kurtis. Tos energetinės vietos, ar taip nėra požeminių vandenų, ar nėra kažkokių taršų, kaip veikia vandenys, ar požeminiai vandenys, ar šalia esantys vandens telkiniai. Miškas, reljefas, visi šitie dalykai svarbu. Po to, reiškia, būtent pastato, sakykime, tam tikra struktūra ir be abejo, iš kokių medžiagų tas pastatas statomas. Tai jeigu mes rinksim tokias seniai išbandytas ekologiškas medžiagas, kaip, sakykime, molio plyta, ar tiesiog tas pats molis, medis, akmuo, pamatam, be abejo, šiaudai, tos visos pirmapradės švarios medžiagos, kaip mes žinom, ir be abejo, brangesnės yra visos technologijos, brangesnės medžiagos, daugiau rankų darbo, mažiau viso fabrikinės gamybos. Reikia suvokti, kad ekologija mieste tai nėra vien tik namai. Tai yra tam tikras ekologiškas transportas, ekologiškos sistemos, inžinerinės sistemos. Sakysim, mes dabar lietaus vandenį panaudojam kaip nuotekas, ta prasme, mes jį surenkam į vamzdžius ir išleidžiam į upę. Galima su juo padaryti daugybę dalykų, jį panaudoti, reiškia, nes, tai Dievo dovana yra, reiškia, resursas mūsų. Tos naujos tendencijos, nėra jos tokios ir naujos, bet visą laiką, reiškia, svajojo žmonės, kaip čia pasinaudoti saulę, kaip pasinaudoti vėjų, kaip surinkti tą patį lietaus vandenį, ir va, tuos tokius resursus naudot. Pirmiausia, tai aišku, daugiausiai yra saulė. Be saulės negyventų pasaulis. Visi mes Lietuvoje skundžiamės, kad tos saulutės mažokai turim. Tai aišku, dėl to gal irgi šiek tiek. Pas mus ta saulės energetika sunkiai skinasi kelią. Tų saulėtų dienų nėra tiek daug. Galima gaminti elektrą. Tai reiškia, yra saulės baterijos ir yra saulės kolektoriai. Saulės kolektoriai yra paprastesni, kurie gamina šiltą vandenį. Šiltą, karštą vandenį. Tai jeigu mes norim šildyti butą, šildyti vandenį, nenaudodami dujų, ar tos, reiškia, gaunamos brangiai perkamos elektros, ar kitų šaltinių, reiškia, mes galime įsirengti tuos įrenginius. Daugumoje jie rengiami ant pastatų stogų, kai kur tiesiog ištisos teritorijos, reiškia, padengiamos. Aišku, savotiška visur yra mada. Ateina mada, reiškia, vienų dalykų, labai tas reklamuojama, labai visi susidomi, paskui šiek tiek pamato ir tam tikrų trūkumų, tam tikrų problemų, atitolsta, ateina kita mada, tai, sakykime, molio namai buvo. Tai, žinoma, ekologiški, bet turi problemų, kaip sakiau, daug rankų darbo, reikia maišyti molį su šiaudais, atitinkamos technologijos, paskui apdailos klausimai, taip toliau. Lygiai tas pats su šiaudiniais stogais. Šiaudiniai stogai, jie yra pakankamai brangus arba nendriniai, tai yra atitinkamai jau ne taip kaip galbūt protėvių laikais, jau atitinkamai paruoštos tos
nendrės ar tie šiaudai išmėtyti atitinkamuose preparatuose, kad jie nebūtų degus, nes reikalavimai yra ir priešgaisriniai. Jeigu bus grynai nuo lauko paimtas šiaudas į kūlį surištas, tai supleškės, kaip sakant, nuo kibirkštėlės, tai nesaugus toks namas bus, reiškia reikalinga apsauga, o storis turi būti nemenkas, kad daug sluoksnių, kad nepralytų šitokio stogo, o šiaip visos natūralios medžiagos, kurios naudojamos statyboje, jos yra ekologiškos ir jos yra geros. Kaip siekiantis būti ekologiškų miestas, pirmiausiai turim susirūpinti būtent šitų savo apleistųjų erdvių tinkamų naudojimų, tinkamų tvarkymų ir tinkamų, pasakius, recyclingų. Nes jeigu mes perdirbam, reiškia, panaudotas pakuotės, celofaninius maišelius, lygiai taip pat mes turim perdirbti ir panaudotas teritorijas. Mes negalim jų dabar visų čia palikti ir eiti į tuščias erdves statyti naujo miesto. Tai būtų super neekologiška. Tai šitoj vietoje, galvojant apie tą tokį platesnį ekologinį mąstymą, mes, mano galva, turim atsigręžti būtent į tą miesto recyclingą. Ir jeigu žiūrėt į ateitį, tai aš seniai, reiškia, taip ir propaguoju ir mąstau, kad mes per godus žmonės, mes visko norime labai daug ir gyvenam gerai, norim gyventi dar geriau, kas labai keista, mes tikrai nebadaujam, visi nevaikštom tenai pliki basi, o kad turim tokių, reiškia, bėdų, tai turim, bet kuo mes toliau norim vis daugiau, tai patys savo tą gyvenimą ir gadinam. Toks posakis sako, kaip gyventi ir džiaugtis. Gyvenk ir džiaukis. Architektūroje jūs jau esate beveik 40 metų su studijom skaičiuojant. Kaip keitėsi ir jūsų požiūris į architektūrą, ir pati architektūra? Ir kada jūsų galvoje arba veikloje pradėjo atsirasti tokios tendencijos kaip ekologinė architektūra? Jaunas ir nepatyręs norėjau daugiau išreikšti architektūroje save ir kažkaip tai, įsiamžinti. Ir tai yra daugelio architektų yda, kad jie nori kažkaip tai palikti savo asmeninį didelį, ne tai kad indėlį, bet kažkokį tai savo ženklą. O iš tikrųjų reikia indėlį padaryti. Tai yra, architektūra turi tarnauti žmonėm, turi tarnauti visuomeniai, turi tarnauti aplinkai. Ir kuo toliau gyvenau, tuo akivaizdžiau darėsi, kad gera architektūra jinai išauga tik iš konteksto, tik iš aplinkos. Ir gera architektūra jinai yra tausojanti aplinką, ją harmonizuojanti. Ir kartu gerinanti aplinką. Ir jeigu kalbėt labai taip paprastai, tai gera architektūra yra tvari. Jinai gyvybinga, jinai išliekanti, jinai yra nevienadienė. Tai čia yra ilga tema. O dar konkrečiau apie pačią ekologinę architektūrą. Kas jums yra? Aš žinau, kad jūs turite savo koncepciją, savo matymą žymiai platesnį negu kad ekologiškos statybinės medžiagos ar apšiltinimo sistemos. Ekologija, žinoma, yra labai svarbus dalykas, tik tai aš ekologiją galbūt suprantu šiek tiek savaip ir plačiau. Ir man ekologija prasideda nuo meilės artimui. Ir nuo to didžiojo švento rašto įstatymo, mylėk savo artimą kaip save patį.
Tai štai, va čia yra ekologijos pagrindas. Jeigu mes tos ekologijos nepaisome, pagrindinio įstatymo ekologijos, tai ta ekologija visa kita, jinai yra, kažkoks tai toks, dalinis dalykas arba paprasčiausiai tam tikras maivimasis. Nes jeigu mes iš tikrųjų galime pamilti savo aplinką, ir žmonės, ir daiktus, ir žvėrelius, ir visą gamtą, nuoširdžiai pamilti, išplėsti save ir suprasti juos kaip savo dalį ir juos įsivaizduoti kaip visumos dalį ir save kaip visumos dalį. Tada atsiranda toks pojūtis, kad visa, ką tu aplink matai, visa aplinka aplinkui, tai esi tu. Ir tu tada esi vienodai atsakingas už viską ir kaip ir už save. Ir čia tada visiškai transformuojasi mūsų mąstymas galbūt ir tas tada meilės jausmas perauga į gyvybės tausojimą. Kaip mes kiekvienas lyg ir save tausojam, taip pradedam tausoti ir aplinkui visą savo aplinką. Ją tobulinti, gerinti ir panašiai. O kaip tai architektūrai pasireiškia? Architektūrai pasireiškia visų pirma tuo, kad architektūra yra tvari. Tai ką tai reiškia? Tvari architektūra yra visų pirma kokybiška. Tai yra, ji yra nesensta, ji pastatyta šiandien, nepataikaujant jokiems ten stiliams, kurie buvo, kurie ten kažkokie madingi ar panašiai, bet nedarant jokių ten sakysim, muliažų istorinių ar dar kažko, vėl nepataikaujant kažkokiai tai pseudo paveldosaugai ir panašiai. Tačiau išauga iš to konteksto, iš to mastelio, iš tos vietos urbanistikos, iš tos vietos atminties, galima taip sakyti, šiuolaikiško kūrėjo rankomis, šiuolaikiško kūrėjo akimis. Tai čia žinoma labai daug yra priklauso nuo kiekvieno menininko, architekto patirties meistriškumo ir ta estetinis rezultatas, kuris yra gaunamas, jisai ne visada visiems yra priimtinas. Tačiau taip nebūna, kad bet koks meno kūrinys visiems universaliai gražus. Ir čia mes turime vėlgi turėti pakankamai pakantumo vienas kitam, tolerancijos ir kitokiam kūriniui. Nes kitas tvarumo dėsnis labai svarbus yra įvairovė. Ir bet kokios efektyvios sistemos, jos yra centralizuotos ir jos yra homogeniškos. O gamtoje tai neveikia. Nes iš karto visos centralizuotos sistemos jos pradeda, vos tik atsiranda problema, kaip domino griūti. Ir tik įvairovė, dėl to mes ir turim saugotą įvairovę, yra mūsų didžiausias turtas. Dėl to kiekvienas kūrinys, kiekviena architektūra, jinai turi būti individuali, jinai turi būti originali, jinai turi būti su savo tapatybė. Tai vat ta tvari ekologiška architektūra, kaip ją pavadinsim, visų pirma, jinai turi turėti savo savastį, savo tapatybę. Kad po 100 metų jinai taip pat gerai atrodytų, kaip mums atrodo senamiesčio pastatai po 100 metų. Kitas jos labai svarbus požymis, tai yra, jinai turi padėti žmonėms gyventi kartu. Tai aš nekalbu apie tai, kad kiekvienas žmogus savo būstą turi turėti funkcionalų, patogų, gražų. Tačiau to neužtenka, mes negalime sudaryti tokią situaciją, kad žmonės nebendrauja, kad žmonės vengia vienas kito.
Dėl to gera architektūra, jinai skatina bendruomeniškumą, jinai skatina žmonių sugyvenimą. Gyvybinga sistema, tvari sistema, jinai tausojanti yra. Ir jeigu jūs esat mano tiekėjas, o aš esu, sakysim, didelio tinklo savininkas, man įdomu, kad jūs vystytumės ir kad jūs vis geresnius produktus kurtumėt ir kad mano parduotuvėje atsirastų vis įdomesnių ir žmonėm labiau geidžiamų, galbūt ir labai švarių, ekologiškų, kokybiškų produktų. Bet jeigu aš visą laiką vien tik tai spausiu ir reikalausiu mažiausios kainos, to neįvyks. Tai lygiai taip pat architektūroje yra. Mes negalime vien vadovautis kažkokia tai absoliučia vienadienė labai trumpa nauda. Ir sakyti, man šito nereikia, man to grožio nereikia, man tų fasadų kažkokių nereikia, man tos aikštės ir vaikų žaidimo aikštelės nereikia, man tos amfiteatro, kur ten galima būtų susirinkti ir bendrauti, nereikia. Man kažkokios tai bendruomeninės patalpėlės, kur vaikai galėtų tapyti, kažką tai kurti, lipdyti, muzikuoti, irgi nereikia. Man reikia tik savo ego ląstelės, tos ego būsto. Nu taip, bet ta pilis daroma ir tiesiog bute, kur atrodo šalia žmonės, bet visi užsidarė į savo tas kapsulės. Tai yra masė pavyzdžių, aš nenoriu jų minėti, kai dėl juokingų dalykų žmonės susipyksta. Dėl to, kad tie dalykai yra bendri ir nieks nenori už juos mokėti. Tai čia yra sąmoningumo klausimas. Jeigu žmonės sąmoningai siekia suartėti, sugyventi ir sąmoningai skiria nedidelę savo biudžeto dalį tam sugyvenimui įgyvendinti, įvykdyti, tada atsiranda tie pokyčiai. O jeigu ne, tai jie niekada neatsiras, nes jokia dirbtina jėga ir joks architektas neprigalvos ir nepadarys ten žmonėm kažkokio tai primesto scenarijaus, kaip jiems gyventi. Aš irgi domėjausi ir turiu tų knygų feng shui ir netgi šitą namą projektuodamas atsižvelgiau į tam tikrus išdėstymus ten, kampuose, kokie kambariai turi būti, kad ten kur yra turto dalis, kur šeimos dalis, kur ten ir toliau. Bet dabar aš taip žiūriu tai viskai kaip į kažkokį tokį žaidimą. O kas yra jūsų dabartiniai, pavyzdžiui, įkvėpėjai, autoritetai, žmonės, iš kurių semiatės tokių dvasinės patirties, vertybių, žinių? Nu, iš esmės tai labai daug dabar skaitau ir džiaugiuosi, kad dar turiu sveikatos ir nuovokos kažką suprasti. Ir man labai didelę įtaką daro, sakysim, klasikiniai filosofai ir Lietuvos filosofai, kaip Arvydas Šliogeris arba, sakysim, Vytautas Rubavičius, kurie iš tiesų yra mūsų tautos pasididžiavimas. Ir yra visiškai modernių autorių, kaip pavyzdžiui Tomaš Sedleček, čekas, irgi ekonomistas, filosofas, nauja, galima sakyti, žvaigždė, kurį labai rekomenduoju susirasti internete ir apie jo mintis, idėjas pasidomėti. Pagrindinė jo mintis yra, kad šiuo metu vyrauja zombiška ekonomika, kad ekonomika, kurioje mes gyvenam, jinai yra be sielos, tai yra be tikslo, be kažkokio tai realios perspektyvos, be sąmoningumo. Tai va, tai absoliučiai man irgi sutampa nuomonė, kad taip ir yra ir kad mums iš vis reikia permastyti, persvarstyti
savo gyvenimo vertybės ir suprantant, kokią reikšmę turi gamtai, pasauliui įvairovė, kurią mes gamtoje saugom visaip, tai mes turėtume saugoti įvairovę ir savyje ir savo kaip tautos tapatybę labai puoselėti. Nes mūsų lietuvių tauta, jinai turi tapti absoliučiai modernę lietuvybę. Ir ta moderni lietuvybė ir yra tvari lietuvybė. Dabartinis tas draudimai visokios tos kovos, visa ta depresija politinė, kuri yra, jinai visiškai priešingai veikia. O mes turėtume permastyti ir turėtų atsirasti žmonės, kurie suvoktų tai ir pradėtų vienyti visus, o neskaldyti. Ir tokiu būdu atsiras mūsų tautoje siela. Ir mūsų tautoje atsiras ta tvari raida, tvari mūsų tautos plėtra. Tai ką, jūs kalbate apie tai, kad reikia kažkokio vėl naujo sąjūdžio, naujo atspirties taško ir semtis iš kažko, iš savo lietuvybės, iš savo praeities šaknų vėl tam atgimimui? Kažkuria prasme, žinoma, toks sąjūdis atsiras. Tačiau, kaip minėjau, reikia pradėti nuo savęs. Reikia absoliučiai pradėti nuo mažų dalykų. Reikia pačiam savo užduotos klausimus. Kodėl aš taip gyvenu, koks mano santykis su kitais. Ar aš iš tikrųjų esu draugiškas savo aplinkai. Ar aš iš tikrųjų myliu žmonės, kurie apie mane yra. Ar iš tikrųjų ką nors darau dėl to, kad būtų geriau. Ar aš kuriu ką nors gero, kokią nors geresnį pasaulį apie save, savo aplinkoje, čia šalia visiškai. Tie klausimai turi būti. Ir tada, kai jau savo tos klausimus atsakai, tada tie klausimai iškylo su artimiausiais žmonėm, tas ratas didėja ir tik tai tokiu būdu gali susivienyti ir atsirasti kažkas tai tvaraus. O ne iš viršaus, dar kažkoks atsirado ideologas, pradėjo vėliavas iškėlė. Ir, žodžiu, į gražią ateitį kviečia. Taip nieko nebus. O gal mes galim semtis iš praeities kažkokios stiprybės, jeigu kalbant apie lietuvybę, ne? Ne. Čia viskas yra, galima sakyti, 20-ojo amžiaus pradžios romantika, kuri turi būti mūsų istorijos dalis. Mes turime gerbti istoriją, bet gyventi istoriją tai yra absoliučiai netvaru. O kaip jūs savo šituos namus kūrėtės, kiek paisėte tų ekologinės architektūros tendencijų dėsnių, kas čia yra įdiegta? Aš neatsiečiau tos ekologijos kaip kažkokios tai religijos, kuriai mes čia turime melstis. Jūsų klausimą tai jau suprantu, o kaip su šventu raštu, reiškia, čia koreliuoja jūsų architektūra. Tai galbūt truputį ir esu apsinuodėjęs jau nuo to tokio visą laiką to žodžio minėjimo. Bet iš tiesų, statant, projektuojant šiuos namus, pirmas dalykas norėjome padaryti, kad tie namai labai harmoningai įsilietų į kraštovaizdį. Kad jie nebūtų aukšti, kad jie būtų tokie, išeinantis iš tų kalvų, kurios čia yra, prisišlietų prie miško, kuris šalia, pakartotų tas linijas. Antras dalykas, kalbant apie architektūrą, kad tie namai, jie būtų iš tos kultūros medžiaginės, kuri čia yra šitoje aplinkoje, šalia senam kaime Bernotų, tai yra mediniai namai. Medžio architektūra, jinai yra būtent
kaimo architektūra. Trečias dalykas, kalbant apie architektūrą, tai yra spalva. Tai yra spalva, kuri gerai, gražiai dera prie žolės. Būtent pasirinkom tokią raudoną spalvą, nes raudona žalia labai gražiai spektre dera. Jos yra priešingos spektro spalvos. Ir juoda, kuri kaip arimai, kaip žemė tokia, vat, jinai tokia suriša viską ir juoda, pilka, raudona, žalia. O tokie, kad tas namas, kad jis nebūtų svetimkūnis, kad jisai pagerintų būtent tą aplinką, kad jis padėtų jai. Kalbant apie vidų, žinoma, visų pirma turi būti namas įsileisti tą gamtą ir ta gamta turi sudaryti tavo interjero dalį. Pačiam interjere turi matytis konstrukcija visa namo, tai yra visos medinės nešančios sijos, kolonos ir panašiai, kad matytųsi, kaip tas namas suręstas. Tai yra įdomu ir to nereikia slėpti. Kalbant apie inžinerinę pusę, čia yra šiluminis siurblys naudojamas, yra saulės kolektorius, mes tausojame energiją. Na ir tuo pačiu esame, žinoma, ekologiški. Rūšiuojam šiukšles, turim net savo kaime specialų terminalą šiukšlių rūšiavimo. Čia tiesiog iš riedulių, kurie čia buvo formuojant tiesiog kraštovaizdį, tą aplinką. Padarėm tokį nedidelę, tokią improvizuotą gamtos šventiklėlę, kur pagrindinis mūsų altorius yra ta pušis. Tai yra simboliška, kad būtent aplinka, būtent gamta ir yra mūsų bažnyčia. Rūpindamiesi gamta ir rūpindamiesi savo aplinką, iš esmės mes ir kažkuo tampam. Kūrėm tą geresnį pasaulį galų gale. Ir dabar dėl tos priežasties, kad vis dėlto aš pradedu suvokti, kaip man svarbus kiti žmonės, kaip aš pradedu jausti jiems vis didesnę meilę ir vis didesnį kažkokį tokį artumą. Ir man jie reikalingi, aš noriu su jais kartu būti ir su jais bendrauti ir panašiai. Tai dėl to nesinori kažkur labai ir pabėgti. Jeigu anksčiau galvota, aš užsidirbsiu pinigų, kažkur užsidarysiu į auksinį pilį ir savo laimingas gyvensiu. Dabar jau man taip nebeatrodo. Nėra tos pilies. Jis yra paprasčiausiai egoisto svajonė. Vargšo tokia, kuris nori pabėgti nuo visų, nes visuose jisai mato tik problemas. Aš atsimenu iš vaikystės, tarp kitko, tas bendras gyvenimas Turniškėse buvo, kai žmonės gyveno būtuose žiemą ir suvažiuodavo į tokius vasarnamius Turniškių kaime ir ten tiesiog pasikeisdavo, nes ten jie bendraudavo, jie turėdavo bendrą tokį didžiulį daržą. Tas daržas ten, aišku, sudalintas lysvėm buvo, čia Jono, čia Petro, čia dar kažkieno vyslė. Bet visi ten džiaugdavosi, ką užaugindavo, ten dalindavosi ir receptais, ir tais želmenėliais, ir įvairiais sodinukais, tai panašiai. Tai buvo labai graži praktika. Man tas vaizdinys, jisai stovi iki šiol. Ir jūs manote, kad kažkiek praktiškai tai galima grąžinti ir į Vilnių, šiuolaikinę architektūrą Vilnių? Būtina, nes kitaip mes visi absoliučiai gyvensime kažkokioj tokioj negyvenamoje aplinkoje. Tai yra, nuodysim savo pikčiu viską ir galų gale paprasčiausiai kaip tauta išnyksim. Ateis kas kiti čia. Kodėl žmonės išvažiuoja, kodėl emigruoja? Todėl, kad jų netenkina aplinka. Ne tik tai finansiniai dalykai. Taip. Netenkina aplinka. Ir vienas labai svarbus dalykas.
čia profesorius Vaidutis Kučinskas yra mūsų genomo tyrėjas, jisai tą pabrėžia, kad ta genų kombinacija, kurią mes gauname iš tėvų, iš evoliucijos, jinai yra tik 50% mūsų. Kitas 50% yra suformuojamas aplinkos. Būtent to, kur mes gyvename. Ir antiek yra svarbi ta aplinka. Ir žmonės, kurie jaučiasi blogai šitoje aplinkoje, jie paprasčiausiai ieško geresnės aplinkos. Ir mūsų pareiga, ir architektų pareiga, kurti geresnę aplinką, kad žmonėm norėtųsi gyventi, kad žmonės būtent sakytų, štai čia yra mano tėvynė, man čia patinka. Dabar architektai labai stipriai jau pradėjo mokytis iš gamtos. Ir būtent ta bioninė architektūra, kuri tiesiog gimsta stebint gamtos sąrangą, vis tampa populiaresnė. Ir ateityje galbūt iš vis nematysime architektūros beveik. Jis taip susilies su kraštovaizdžiu, kad tiesiog taps to kraštovaizdžio neatsiejama dalimi. Jei žmogaus rūbus laikytume antrąją žmogaus odą, tai trečioji žmogaus oda galėtų būti laikomas jo būstas, sako žymus Vienos menininkas Hundertwasseris, kurio mėgstamiausias vaizdinys yra sraigė su savo nameliu. Vienos gyventojus ir miesto svečius iki šiol menininkas žavi savo šilta, kiek vaikiška, bet tikrai humaniška architektūra. Šis keistuolis menininkas stebino ir neretai papiktindavo savo amžininkus. Jis mėgo ryškiaspalves kepures ir nuolat dėvėjo skirtingas kojines. Paklaustas, kodėl jo kojinės yra skirtingos, jis atrėždavo, o kodėl jūsų kojinės yra vienodos. Hundertwasseris gimė 1928 metais austro-ryžydės šeimoje. Kai jis buvo 1 metukų, mirė jo tėvas. Jis mokėsi Montessori sistemos mokykloje. Netrukus Europoje įsigalėjus nacizmui, daug jo artimųjų nukentėjo, tuo tarpu motina sugebėjo nuslėpti jo kilmę. Hundertwasserio mama nusprendė, kad sūnų reikėtų užrašyti į Hitlerjugendą. Ir iš tikrųjų tai buvo labai protingas sprendimas, nes taip pasirodė jie esantys lojalūs nacistų valdžiai ir išvengė koncentracijos lagerio. O koncentracijos lageryje žuvo beveik visa Hundertwasserio giminė. Po karo jisai įstojo į Vienos dailės akademiją, tačiau ten labai neilgai jam teko pasimokyti, nes sutapo jo ir dėstytojų požiūriai ir po keleto mėnesių jis savo mokslus, galima sakyti, užbaigė. Tačiau toje akademijoje jisai pradėjo pasirašinėti būtent Hundertwasser vardu. Paprasčiausia pavardę iš slavų kalbos išvertė į vokiečių kalbą ir kas lietuvių kalboje reikštų 100 vandenų. Toliau mokėsi taip pat dar keletą mėnesių ir Prancūzijoje meno mokykloje, tačiau galima sakyti, kad Hundertwasseris nėra menininkas baigęs kažkokius didelius mokslus. Jis save laikė taip pat ir architektų, kas tikruosius architektus baigusius architektūros studijas labai erzino ir jie netgi sakė, mes negalime savęs vadintis architektais, kadangi čia kažkoks apsišaukėlis save taip vadina. Tačiau, iš tikrųjų yra ir mes stovime prie vieno iš pastatų, kurį jam pavyko ir suprojektuoti ir apipavidalinti. Viena iš Hundertwasserio idėjų buvo, kad mes gyvename keletoje odų. Iš pradžių jisai sakė, kad žmogus gyvena 3 odose. Pirmoji oda yra mūsų epidermis, kuris saugo nuo visko. Antroji oda yra drabužiai. Na ir trečioji oda yra namai. Todėl tie namai turi būti labai jaukūs, labai patogus ir juose turime gerai jaustis. Na ir štai šitą namą
Jis užsakymą gavo iš Vienos savivaldybės pastatyti namą pagal savo įsivaizdavimą, namą tokį, kad jis atitiktų ekologinius standartus, kad jisai įsikomponuotų į visą gamtą. Vienas iš tokių žymiausių, ko gero, Hundertwasserio projektų buvo Vienos šiukšlių deginimo fabriko apipavidalinimas. Jis netgi buvo vadinamas architektūros daktaru, kad jeigu pastatas yra nelabai vykęs, kažkoks gelžbetonio statinys, tai Hundertwasseris jį pagydo pridėdamas kažkokių žalių elementų. Žmonės manęs klausia, kodėl būdamas tapytoju kišuosi į architektūros sritį. Bet kaip tapytojas, aš taip pat tiesiog žmogus. Prieš kur nors ėsdami jūs pirma nuvalote kėdę, jei ši nešvari. Jei aš einu nešvarę architektūrą, taip pat turiu pirma ją apvalyti. Ir kuo nešvaresnė architektūra, tuo stipriau reikia su tuo kovoti. Aš einu į pastatą kaip laisvas žmogus, ne vergas, teigia Hundertwasseris. Jo meno filosofija remiasi gamtoje pastebimomis formomis ir protestuoja prieš viską, kas niokoja natūralią aplinką. Hundertwasseris vadinamas ekologišku architektu, kadangi jisai stengiasi grąžinti gamtai tą, ką iš jos mes paimame, ką mes žmonės paimame. Tai buvo vienas iš jo šūkių. Kitas toks gana garsus šūkis buvo, kad gamtoje nėra tiesios linijos, todėl jisai stengiasi nedaryti nei lygių grindų, nei kažkokių kampų, kurie būtų 90 laipsnių tikslumo, nes gamta neturi lygios linijos ir lygi linija yra bedieviška, taip jis pats sakė. Todėl ir matome, ir čia grindinys yra su nedidelėmis kalvelėmis ir jo sukurtame, jo projektuotame, neprojektuotame, bet apipavidalintame meno name Kunsthaus Wien irgi grindys yra su įvairiais iškilimais. Savo architektūros koncepciją menininkas yra išsakęs manifestuose. Atėjo laikas žmonėms sukilti prieš jų įkalinimą kubinėse konstrukcijose. Taip įkalinami triušiai ir viščiukai, nes tai yra svetimo žmogaus prigimčiai. Negalima slopinti individo noro, ką nors statyti. Kiekvienas turėtų žinoti, ką ir kaip statyti. Jis turi būti visiškai atsakingas už 4 sienas, tarp kurių jis gyvena. Daugiabučio namo gyventojas turi gauti teisę persisverti per langą ir kiek ranka pasiekia pakeisti savo gyvenamo būsto aplinką. Pavyzdžiui, kiek ranka siekia išdažyti viską rožinę spalvą taip, kad iš toli, iš gatvės visi matytų, kad čia gyvena žmogus išsiskiriantis iš kaimynų. Toks ryškias spalvis paukštelis. Jam taip pat turėtų būti leista nudaužyti tinką ir atlikti visus įmanomus pokyčius, net jei tai griauna vadinamąją architektūrinę harmoniją. Kitas dalykas buvo medžiai nuomininkai. Pasižiūrėkit, čia irgi viršuje. Matome, auga visas parkas. Ir viena iš Hundertwasserio idėjų buvo, kad kur jau pastatytas pastatas, ten neaugs joks žolės stiebelis. Todėl reikia atiduoti vėlgi gamtai skolą. Butams buvo išdalinti tie, kurie turi balkonus, kurie turi terasas, jiems išdalino medžių, išdalino žemės ir jie turėjo pasodinti ten medį nuomininką, kuris gamintų deguonį būtent miestui. Ir dabar jau nuo 87 metų medžiai yra gana neblogai paaugę. Viena iš tokių, gana įdomių jo idėjų buvo komposto tualetas, kur jisai sakė, kad nereikia čia naudoti jokios chemijos, nereikia didelių vamzdžių, padarom kažkokį indą, pridedame komposto, ten atliekame savo gamtinius reikalus ir vėl uždedam to kompostu ir nebus nei kvapo jokio, nei ten kažkokios nuodingos medžiagos į aplinką išsiskirs. Artėjant ekologiniam amžiui mes matome, kad niekas nepražūsta, niekas nemiršta. Visa yra gyva nuolatos, tik transformuojasi į kitas formas. Tai sakydamas Hundertwasseris pralenkė savo amžininkus ir jo idėjos dabar labai aktualios, sprendžiant visuomenės poreikių ir ekologijos problemą. Jis rodo kelią, kaip iš vartotojiškos visuomenės tapti kūrybingą ir taupią visuomenę.